gražiai nusišypsoti ir nepamiršti pasakyti žodį. Prašau, malonėkite paskaityti. Tetuli, tetuli, labai prašome mums knygelę paskaityti. Va čia jau kita kalba. Nors aš ir nelabai turiu laiko, nes dirbu rimtą darbą, tačiau tokiam prašymui niekaip neatsisakysiu. Būtinai paskaitysiu. Va štai knygelė, Žanio Rudario ir pasaka Neregėtas lietus. Kartą ant Kriovino prapliupo neregėtas lietus, saldainių lietus. Jie biro iš dangaus lyg ledokšniai, tik tie ledokšniai buvo ne balti, o spalviai. Ir žali, ir rožiniai, ir šviesiai violetiniai, ir mėlyni. Vienam berniukui parūpo paragauti. Jis pakėlė žalią ledokšnį, įsidėjo burnon ir beregint burnoje pasidarė šalta. Taip, kaip visada būna nuo mėlynių saldainių. O kitas berniukas paragavo rožinį ledokšnį ir iškart pajuto braškį skonį. Saldainiai, saldainiai, ėmė šaukti vaikai. Čia ir suaugę, ir vaikai, kaip mat pabiro gatvėm, ėmė rankioti saldainius ir grūsti juos į kišenes. Stengėsi, tačiau visų saldainių jiems surinkti nepavyko, nes buvo labai didelis lietus, tikra liūtis. Nuklojo saldainiai, kurie smagiai traškėjo po kojų. Moksleiviai ėjo iš mokyklos, irgi suspėjo prisigrūsti saldainius, savo kuprines ir portfelį. Šios kareles ir prisižiūrė tokius didelius ryšulius, kad reikėjo stačiai stebėti, kaip jie dar neplyšta. Tai bent diena, tikra šventė. Daug kas iki šiolė jie prisimena ir laukia, kadagi vėl prapliups saldainių lietus. Bet saldainių debesis daugiau nebeužeina. Metas eiti į mokyklą, jums reikia išmokti pačioms perskaityti.